Tai įspūdinga antraštė. Šiaurės Korėjos traukinys, gabenęs balistinės raketas, sunaikintas Sibire. Tai būtų tikras operacinis triumfas Ukrainai kare, kuriame jau ir taip netrūko ukrainiečių operacinių triumfų. Atrodytų, kad tai išspręstų vieną didžiausių problemų, su kuriomis šiuo metu susiduria Ukraina. Ir atrodo, bent jau šiuo metu, kad tai tikriausiai nėra tiesa. Tačiau drąsios specialiųjų pajėgų operacijos dažnai gimsta iš beprotiškų idėjų, kurias svajotojų komandos vėliau sugeba paversti realybę. Taigi, kaip Ukraina galėtų tai įgyvendinti, yra pagrindinis šiandienos klausimas. Grįžkime atgal. Ukraina sunkiai sekasi stabdyti atskrendančias balistinės raketas. Čia nėra daug gerų gynybinių pasirinkimų, išskyrus Patriot sistemą. Tačiau visame pasaulyje trūksta perėmimo raketų, o Jungtinės valstijos nenori atverti savo atsargų dėl vykstančio konflikto Irane. Todėl geriausia alternatyva, kurią turi Ukraina, yra iš anksto smogti Rusijos balistinėms raketoms arba paleidimo įrenginiams, kai jie ruošiasi dislokuoti, arba gamybos objektams, kai jos jas gamina. Pirmasis variantas yra sudėtingas, nes paleidimo įrenginiai yra mobilūs. Antrasis variantas yra sudėtingas, nes Rusija savo gamybą slepia už vakarinės šalies dalies ribų. Tačiau didžiausia problema yra akivaizdus Maskvos ir Pchenjano susitarimas. Dabar Ukrainą bombarduoja ne tik rusiškos raketos, tai taip pat ir Šiaurės Korėjos raketos. Nors galimybė sunaikinti rusiškų balistinių raketų gamybą yra sudėtingos, galimybė sunaikinti Šiaurės Korėjos balistinių raketų gamybą yra dar blogesnės. Mes jau anksčiau kalbėjome apie atstumo diktatą. Kūrybiškas sprendimas būtų nusiųsti keletą jūrinių dronų prie pusiasalio ir leisti keturstraikščiams dronams pradėti ieškoti taikinių. Tačiau net ignoruojant visas kitas galimas operacinės problemas, tai nėra operacija voratinklis. Jūs taikotės į sustiprintus pastatus, o ne į atvirai ant aerodromo aikštelės stovinčius fiksuoto sparno orlaivius. Todėl karo stebėtojų bendruomenėje penktadienį kilo šurmulys, kai pasirodė gandai, kad Ukraina smogė Šiaurės Korėjos traukiniui pilnam balistinių raketų. Atrodė, kad tai buvo elegantiškas minėštos problemos sprendimas. Jeigu gamybos objekto sunaikinimas yra pernelyg sudėtingas, tuomet tiesiog palaukite, kol raketos bus sukrautos į vieną vietą. Jos turi nemalonę tendenciją sprogti, tad tai reikia pastumti pirmąjį domino ir stebėti nuostabų fejerverkų šou. Pasak gandų, Ukraina nelaukia ilgai, kol imtųsi veiksmų po to, kai raketos paliko Šiaurės Korėją. Traukinys buvo sunaikintas maždaug už 6000 km nuo fronto linijos. Galima suprasti, kodėl Ukrainos specialiosios pajėgos norėtų tai pasielgti, nepaisant atstumo. Rusija ir Šiaurės Korėja turi tik nedidelę bendrą sieną. Jei žinote, kad Šiaurės Korėja raketas gabens geležinkeliu, tuomet žinote, kad jos būtinai turi pravažiuoti pro čia. Kai traukinys pasuka už kampo, galite prarasti tą nuosekumą, jei Rusija nuspręs nukreipti jį nuo pagrindinės Transsibiro geležinkelio linijos. Yra tik viena problema. Nėra patikimų požymių, kad ši operacija iš tikrųjų įvyko. Kad būtų aišku, nėra patikimų įrodymų, kad ši operacija neįvyko. Tačiau paprastai įrodinėjimo našta tenka teiginiui, kad įvyko kažkas naujo, o ne komandai nieko niekada nevyksta. Pirminis šaltinis atrodo yra Telegram įrašas iš ukrainiečių karinio tinklaraštininko, kuris cituoja anoniminius pareigūnus. Ir mūsų drąsiame naujame žiniasklaidos pasaulyje, kur skambios antraštės pritraukia paspaudimus, o pavieniai žurnalistai nesusiduria su institucinių problemų, jei pateikia melagingus ar klaidinančius teiginius. Daugelis kitų prisijungia prie šios bangos, sukurdami kai kuriuose interneto bendruomenėse įspūdį, kad tai yra patvirtintas faktas. Tačiau savaitgalis praėjo. Ne viena didžioji žiniasklaidos priemonė nenorėjo apie tai pranešti. Rusija neturėjo dėl to ko pripažinti, o Ukraina dar nebuvo to oficialiai pareiškusi. Leiskite aiškiai pasakyti, neturiu nepriklausomos informacijos apie tai, ar tai iš tikrųjų įvyko. Manau, kad dabartinėje žiniasklaidos aplinkoje apskritai verta būti atsargiam. Keista, kad Ukraina nebūtų paviešinusi šio išpolio, atsižvelgiant į entuziastingą, bet ribotą žiniasklaidos dėmesį, kurį jis sulaukia. Taip jie ir sulauktų tikro žiniasklaidos dėmesio, o ne tik diskusijų Ukrainą palaikančiame informacinėme burbule. Tokio žiniasklaidos dėmesio, kuris keičia visuomenės nuomonę. Ir galbūt Ukraina turi tam tikrų operacinio saugumo sumetimų, todėl vyriausybė viešai tyli. Bet vis tiek keista, kad pagrindinė žiniasklaidos žurnalistai nerado ne vieno vyriausybės atstovo, kuris norėtų nutekinti praėjusios savaitės didžiulę pergalę.
Gerai, galbūt šiuo klausimu Ukrainoje operacinis saugumas tikrai labai geras. Keletas dešimčių balistinių raketų ant sprogstančio traukinio būtų tikrai įspūdingas reginys. Kaip dar ne vienas iš Rusijos nepaskelbė to nuotraukų socialiniuose tinkluose. Galbūt diversijos vieta buvo atoki, o gal Rusijos pusėje taip pat taikomas griežtas operacinis saugumas, nes nerimaujama dėl žalos masto atskleidimo. Išsami informacija apie karinį traukinį arba konkretūs duomenys, kaip Šiaurės Korėja perkelia balistinės raketas. Visa tai įmanoma, bet matote, kaip visų šių punktų kaupimasis turėtų sukelti nemažą skepticizmą. Vis dėlto, galbūt mes čia susitelkėme į neteisingą klausimą. Galbūt įdomesnis klausimas yra ne tai, ar įvyko ataka, bet kaip Ukraina galėtų atakuoti Šiaurės Korėjos raketų programą, puldama traukinius. Pradžiai, konkreti gandais apipinta ataka būtų sunkiai įgyvendinama. Bombarduoti geležinkelio bėgius savaime nėra taip sunku. Ten išties yra 1000 km bėgių ir nėra realaus būdo nuolat stebėti tokį didelį plotą, ypač todėl, kad didelė jo dalis yra Rusijos gilumoje, laukinėje gamtoje. Vienintelis šios dalies triukas yra į regioną pasiųsti agentus. Tačiau mes jau žinome, kad jie yra šalyje, remiantis sabotažo operacijomis, kurios įvyko kitur. Na, sunkiausia yra patekti į Rusiją, o ne judėti šalies viduje. Todėl galima drąsiai teigti, kad Ukraina turi draugų visoje Rusijos federacijoje. Be to, kuo toliau nuo Maskvos, tuo mažiau vietiniams rūpi, kas vyksta su Kremliaus politika. Ukrainai nebūtų neracionalu pasisamdyti diskretiškų pagalbininkų tolimuose šalies regionuose. Ir tai tikrai turėtų savotiškos poezijos. Kremlius jau daugelį metų faktiškai naudoja rytų piliečius kaip samdinius. Taip pat nėra labai sunku susprogdinti sprogmenį taip, kad jis sutaptų su atvažiuojančiu traukiniu. Jums iš esmės tai reikia nuotolinio detonatoriaus ir būdo stebėti bėgius. Paspaudžiate mygtuką ir viskas. Velnes, mes žinome, kad Ukraina puikiai moka tiksliai parinkti laiką net daug sudėtingesnėse operacijose. Prisiminkite, kad labiausiai griaunantis išpuolis prieš Krymo tiltą buvo suplanuotas taip, kad sunkvežimis sprogtų tuo metu, kai šalia lygiagrečiame tilte važiuotų kuro traukinys, kad užsidegtų tas kuras ir padarytų dar daugiau žalos. Stacionari bomba prieš judantį traukinį yra daug lengvesnė operacija. Taip pat turėčiau pabrėžti traukinio vaidmens svarbą šioje strategijoje. Dažnai klaidingai manoma, kad sabotuotas geležinkelis yra didžiulė logistinė katastrofa taikiniui. Na, taip gali būti, bet jei viskas, ką darote, yra tik sprogdinimas tam tikros bėgių atkarpos, remontas užtrunka vos kelias valandas. Iš tiesų, atsižvelgiant į ją vietą, gali užtrukti ilgiau, kol remonto brigados atvyks į vietą, nei pats remonto procesas. Todėl pataikyti į didelį traukinį yra taip svarbu. Tikslas – nuversti traukinį nuo bėgių ir užversti bėgius jo vagonais. Sėkmė čia reiškia daugiau nei tik kelias valandas laikino remonto. Tai reiškia rimtą griovimo operaciją. Kiekvieną komponentą reikia nutempti arba pakelti nuo geležinkelio linijos. Tik tada geležinkelio darbuotojai gali imtis lengvesnės darbo dalies. Vis dėlto nėra jokios garantijos, kad tai sutrikdys taikinio veiklą ilgiau nei kelioms dienoms ar maždaug savaitei. Svarbiausia, ką reikia atsiminti, yra tai, kad visiško teritorijos sutvarkymo nereikia, kad traukiniai vėl pradėtų važiuoti. Likusią valymo darbų dalį galima atlikti, kai traukiniai važiuoja naujais bėgiais. O vykstant karui, galite įsivaizduoti, kad Rusija nesivaržys praleisti kai kurių saugumo reikalavimų. Jei tikrai norėtumėte sulėtinti Rusijos logistiką, tuomet svarstytumėte apie tilto bombardavimą. Žinoma, yra daugybė galimų variantų. Tačiau, kaip matėme Kryme, mažus tiltus galima greitai sutaisyti, o didelius tiltus sunku visiškai sunaikinti. Todėl dėmesys sutelkiamas į bet kurios bėgių dalies bombardavimą, kai ant jų yra traukinys. Iš tiesų, Ukraina teigia įvykdžiusi tokią ataką, nors ir sulaukė daug mažiau dėmesio, praėjusių metų lapkritį, maždaug toje pačioje tolimųjų rytų vietoje, kaip ir tariama operacija praėjusį penktadienį. Tai, ką matote, yra Ukrainos išplatintas vaizdo įrašas skirtas parodyti šią ataką. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai yra traukinys. Tai nebuvo konkretus traukinys pilnas Šiaurės Korėjos ginklų. Ir atrodo, kad vėliau su geležinkelio linija ilgalaikių problemų nekilo. Todėl šiandien labai svarbu bandyti sunaikinti pačias raketas. Iš tiesų, pataikyti į konkretų traukinį, ypač į traukinį atvykstantį iš Šiaurės Korėjos, yra kur kas sudėtingesnė užduotis. Jums reikėtų žinoti, kad traukinys jau pakrautas ir netrukus kirs sieną.
Kaip sužinotumėte, kad toks traukinys ruošiasi išvykti? Geriausias būdas būtų klausytis diskusijų vykstančių Maskvoje. Ukraina galėtų turėti savą žmogų, perdodantį tą informaciją. Arba tai yra gera užduotis signalų žvalgybai. Ir Jungtinės valstijos šioje srityje lenkia Rusiją nuo pat invazijos pradžios. Iš tiesų, atrodo, būtent taip Jungtinės valstijos buvo tokios įsitikinusios, kad invazija iš tikrųjų tuoj įvyks. Kadangi jos tugavi žvalgybos bendruomenė vis dar bendradarbiauja su Ukraina, tai galėtų būti dalis reguliariai tarp šalių dalijamos informacijos. Tada galime pažvelgti į kitą lygties pusę – Koreją. Pietų Koreja, žinoma, turi žmonių, bandančių prasiskverbti į Pchenjano žvalgybos tinklą. Ir tai jiems šiek tiek lengviau, tiek kalbiniu, tiek kultūriniu požiūriu nei Ukrainai. Iš vienos pusės, Seulas tikrai neliūdės, matydamas, kaip balistinės raketos palieka pusiasalį. Tačiau nepamirškite, kad Šiaurės Korėja tai daro dėl savo ekonominės naudos. Nauda. Ir ilgalaikėje perspektyvoje Pietų Korėja norėtų, kad Rusija laikytų Šiaurės Korėją nepatikimų partnerių. Taigi, yra tikimybė, kad Pietų Korėjos žvalgyba galėtų perduoti informaciją Ukrainai. Tai galėtų sumažinti laikotarpį iki kelių valandų. Iš ten galima būtų pastatyti stebėtoją prieš taikinio vietą, kad jis stebėtų pravažiuojančius traukinius, palauktų, kol pasirodys tinkamas, pažymėtų jį ir perduotų signalą sprogdinimo komandai. Alternatyva yra realaus laiko sekimas, naudojant palydovinę stebėseną. Iš esmės, tik Jungtinės valstijos yra pajėgios tai padaryti. CŽV ir Pentagonas jau stebi Šiaurės Korėją ir galima manyti, kad traukinys kraunamas balistinėmis raketomis tikrai atkreiptų daug dėmesio. Belnes, turint omenyje visus gandus apie Šiaurės Korėjos pagalbą Rusijai, tikėtina, kad stebėjimas aptiktų traukinį dar prieš tai, kai signalinė žvalgyba gautų informaciją. Ir kad viskas būtų dar paprasčiau, Šiaurės Korėja ir Rusija turi tik tą jau minėtą siaurą sausumos sieną, kurią skiria 600 metrų ilgio geležinkelio tiltas. Stebėkite tiltą ir pamatysite bet kurį traukinį pilną raketų važiuojantį per tiltą. Nuo ten belieka tik perduoti žinutes Ukrainos komandai. Taigi, taip, tai būtų įmanomas būdas spręsti problemą. Ukraina teigia, kad jau yra dariusi kažką panašaus anksčiau. Vienintelis skirtumas yra atakos laiko parinkimas, kad būtų pataikyta į konkretų traukinį, o tai tik šiek tiek sudėtingiau nei anksčiau. Ar Ukraina jau tai padarė, ar padarys artimiausiu metu, tai jau ne mano kompetencijos klausimas. Tuo tarpu, kas jau yra mano kompetencijos ribose, tai rašyti puikias knygas apie karo pradžią. Iš esmės, tai yra mano save gerbiančio akademinio alter ego darbo aprašymas. Daugiau informacijos apie juos rasite vaizdo įrašo aprašyme. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti ir pasimatysime rytoj. Saugokite save.